VDU ekonomikos ir vadybos fakultetų dėstytojai yra tiesiog amazing. Mums nesumokėjo už reklamą. Studijas turiu hobius, laisvalaikį turiu darbą. Prasme, viską reikia menedžinti ir tam reikia laiko ir tai kainuoja. O tu man Wall Street'o vilkė labiau būtų jau. Girdėjom jau su tavim, prieš tai pasišnekėjom, kad praleisi 4 mėnesius Korėjoj. Tai labai taip įspūdinga destinacija, galima nesakyti vis tiek iš kitos pusės. Tai kas labiausiai neramina ir ko tikies, gal su kažkokiais jausmais išvažiuosi iš Lietuvos? Tai, mes manau visi žinom, kad Azijoje yra mokslai kitokie, tenais akademinis spaudimas ir apskritai akademiniai rezultatai yra visai kitam lygiai. Tai iš tikrųjų įdomu, kaip tenais vyksta paskaitos, kaip egzaminai vyksta, tai galbūt labiausiai dėl to, nes tiesiog yra šiek tiek nežinios. O iš tikrųjų tai labai laukiu pamatyti tą kultūrą, kaip tenais viskas, kaip kalba, kaip žmonės, tikiuosi pahaikint. Tai labai laukiu šitos. Turi mylimiausią dėstytoją? Iš tikrųjų, VDU ekonomikos ir vadybos fakultetų dėstytojai yra tiesiog amazing, bet turiu vieną dėstytoją atminty, kuris mane dėsto. Taip, tiesiog, kadangi daug praleidžiu laiko kaip su organizaciniais klausimais bendraujant ir man kaip yra kaip mentorius, tai yra Justinas Kiseliauskas. Taip, tai yra vienas mano tokių mylimiausių dėstytojų. Linkėjimai. Be Kiseliausko, kuris dėstytas galėtų turėti, tarkim, YouTube laidą ir kokį, nežinau, kulinarijos, pavyzdžiui? Kodėl be Kiseliausko? Kiseliauskas būtų tobulas YouTuberis. Jis irgi negalim, mums nesumokėjo už reklamą. Jo, nesumokėjo, bet aš įsivaizduoju, kad jis būtų tam tinkamiausias žmogus. Mes dabar esam tavo investavimo klubo patalpose. Tai labai trumpai, kodėl ir koks buvo didžiausias iššūkis įkuriant klubą tiesiog nuo pat pradžių? Iš tikrųjų, kodėl investavimo klubas, tai manau daug žmonių susiduria su iššūkiais, nes pavyzdžiui, aš buvau kažkada toje vietoje, kai buvau dar mokykloje ir norėjau išmokti, kaip valdyti pinigus, nes vis dėlto pinigai yra visur, mes juos tiesiog privalom išmokti valdyti, kad gyventume gerą ir laimingą gyvenimą. Ir tiesiog to šurmulio jo tiesiog buvo per daug. Tai atėjus čia, susipažinus su finansų entuziastais, sukūrėm, kad, sakom, padarom, kad yra bendra erdvė, kurioje mes kūrėme bendruomenę žmonių, kurie nori domėtis tuo, nori kalbėti tuo, bet aš dar turiu kaip studijas, turiu hobius, laisvalaikį, turiu darbą. Viską reikia menedžinti ir tam reikia laiko ir tai kainuoja. O gali trumpą testą, labai super trumpą testą padaryti mums su Ieva, ar mes finansiškai raštingos? Gal tu klausimą kažkokį turi, kur tu iškart pamatytum, mes raštingos ar ne? Tiesiog labai paprastas klausimas, ar jūs biudžetuojat, ar jūs planuojat savo išlaidas? Finansinė saugumo pagalvėlė skaitosi? Ta prasme, jeigu jūs jau taupot, jau yra gerai. Jo, tada jo. Ir apskritai ne tik studentam visiems. O jeigu tavo studijos būtų filmas, koks būtų jo pavadinimas? Šitas sudėtingas. Galiu angliškai atsakyti? Tai aišku. Personal and professional growth. O tu man Wall Street'o vilkė labiau būtų jau. Mačiate filmą? Ne? Aš labiau romantinį filmą esu mėgėję. Man kur paverk, žinai kažką ten. Tai vis dėlto, egzaminam galima pasiruošti per vieną naktį, ar ne? Ne. Ne visiems. Ta prasme. Ne visiems. Tikrai kai kuriem, of course. Gerai, tai perduok į kamerą gal kokį nors gražų linkėjimą, bučkį, nežinau, ką nors širdelę. Tie, kurie mus žiūrės. Tai linkiu sėkmės ir jeigu įdomu investavimas, užsakyti investavimo klubą. Ką mes darom? Kur darom? Ten.